Prasidedant naujiems mokslo metams, gaunu vėl tuos pačius klausimus. Pirmasis iš jų, kurį noriu dabar aptarti, tai yra antrosios užsienio kalbos mokymas vaikų, kurie turi disleksiją, kitaip tariant, skaitymo rašymo sutrikimą. Mielieji, jūs klausėte, ar galima atsisakyti antrosios užsienio kalbos? Taip, tikrai galima tą padaryti. Ir tai yra nurodyta įsakyme 23-24 ir 24-25 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo įsakyme. Aš tą dokumentą atsispausdinau, tuo jums parodysiu, koks tai yra punktas. Tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu jūs norite atsisakyti antrosios užsienio kalbos, jūs būtinai turite turėti pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas, kuriuose ir bus parašytas jau minėtas sutrikimas, tai yra skaitymo rašymo sutrikimas. Šiaip tas punktas skamba taip, tai yra 126.7 punktas, mokyti tik vienos užsienio kalbos mokinį, turinti klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, dėmesio, skaitimo ir ar rašymo, intelekto, taip pat ir nepatikslinto intelekto, bendrųjų mokymosi sutrikimų ir taip toliau, išvardinti visi sutrikimai. Mums yra svarbiausia skaitymo ir ar rašymo sutrikimas. Tai ką darote tėveliai tokiu atveju, jeigu norite atsisakyti? Rašote prašymą mokyklos vadovybei, kad štai mes norime atsisakyti antrosios užsienio kalbos, remiantis šiuo įsakymu, kurį aš jau cituoju ir kurio nuorodą pridėsiu komentare. Ir remiantis būtent šiuo punktu, 126.7 punktu. Ir iš tikrųjų turi išnagrinėti jūsų prašymą ir turi leisti atsisakyti šios užsienio kalbos. Iš mano praktikos yra buvę taip, kad nenori leisti atsisakyti užsienio kalbos antrosios, nes neva vaikas tuo laiku nieko neveiks ir neaišku, kur eis ir neaišku, ką gali prisidaryti. Tai tokiu atveju visada galite tartis, kad tomis laisvomis valandomis, kuomet vyksta antroji užsienio kalba, jūsų vaiką priimtų specialistai, pas kuriuos jam taip pat greičiausiai yra nurodymas, kad jisai gautų. Tai gali būti specialusis pedagogas, logopedas ar psichologas. Štai dabar dar parodau punktą, kad visi žinotų, kurioje vietoje ieškoti. Vat jeigu matote, mokyti tik vienos užsienio kalbos ir antroje eilutės skaitymo ir ar rašymo. O taip atrodo dokumentas, tai yra įsakymas, kuris galioja iki 25 metų. Ir nuorodą jūs gausite komentare. Tai labai linkiu sėkmės kovojant už savo vaikų teisės, kovojant, kad jiems būtų lengviau, kad jiems mokymasis nebūtų kančia ir kad neperkrautume savo vaikų, jeigu jiems iš tikrųjų ta antroji užsienio kalba suteikia papildomo nerimo, papildomų rūpesčių, kurie iš tikrųjų yra bereikalingi, nes ir taip šie vaikai turi daug laiko skirti kitiems dalykams. Taigi, linkiu sėkmės naujais mokslo metais ir tikėkime, kad kiekvienas vaikas gaus tai, kas jam priklauso.